Labadiena, mėly kolegos, gerbiami svečiai, kurie atvyko į mūsų šitą organizuotą forumą. Turbūt paskutiniam kalbėti sunkiausia. Tai aš tiesiog norėčiau pasakyti kai kurias savo įžvalgas susijusias su pirmąja mūsų forumo dalimi, su grupių darbu ir su paskutiniaja mūsų forumo dalimi. Nekviesdama šiandieną diskusijai, tiesiog, taip, gal šiek tiek ir ekspromtų, tai kas kilo, kokios mintis man kilo. Ir pradėti norėčiau nuo citatos, kurią gal pakankamai tiksliai užsirašėm iš pirmosios dalies. Tai yra nuo mūsų gerai pažįstamo ir gerbiamo direktoriaus Mišos Jakobo kalbos, kad Dievas jau seniai palaimino mokytoją, o ar palaimino jį vyriausybė. Štai mano rankose šiandieną yra švietimo naujienų naujasis numeris, kuriame mūsų universiteto straipsnyje mes šiek tiek kitaip formuluojame, bet beveik tokį patį klausimą. Ar mokytojų rengimas yra mūsų valstybės prioritetas? Deklaruojama, kad taip. Švietimas ir kultūra yra turbūt visų valdžių prioritetas prieš rinkimus ir po to švenčių progomis. Tai ir mokytojai, ir mokytojų ugdytojai iš tikrųjų 2 kartus per metus išgirsta daug gražių žodžių. Tai rugsėjo 1 ir per mokytojų dieną. Ar tai jau yra prioriteto įrodymas? Aš drįsčiau tuo suabejoti. Ir dabar reflektuoju šiek tiek į tai, ką išgirdome štai šitoje dalyje. Ir paskui grįšiu prie palinkėjimų mums visiems ir mūsų socialiniams partneriams, kuriuos mes manome, kad yra pagrindiniai mūsų partneriai švietimo ir mokslo ministerijai. Džiaugiamės, kad mūsų forume dalyvavo ne tik dėstytojai, bet ir studentai. Labai vertinam tai, ką jie šiandieną išsakė ir tikrai jų išsakytos mintis verčia turbūt ne vieną iš mūsų susimastyti, kad galbūt net ir norėdami padaryti kaip įmanoma geriau, ne visą laiką padarome tai, ko siekiame, ne visą laiką mums pavyksta tai padaryti. Bet aš pasinaudodama progą ir reflektuodama studentų mintis noriu tik retoriškai paklausti, atsakinėti šiandien tikrai nereikia. O kiek kartų jūs, mielieji studentai, studentų atstovybės atstovai, atėjote pas studijų prorektorę išsakyti savo mintis dėl ugdymo turinio tobulinimo, dėl studijų programų tobulinimo ir apskritai galbūt net ir dėl dėstymo kokybės tobulinimo. Jau bus greitai 3 metai, kai dirbu šitą darbą studentų su pasiūlymais arba su pabejojimais ar su problemomis, neteko sulaukti nei karto, kalbant apie turinį, apie ugdymą, apie tai, koks mokytojas jūsų akimis turėtų išeiti iš mūsų universiteto. Taigi dėkoju Ugdymo mokslo fakultetui už iniciatyvą suorganizuoti šitą forumą, kad bent šiandieną mes girdime tas mintis susirinkusi nemaža mūsų akademinė bendruomenė. Mėly kolegos, reflektuoju į mūsų visus siūlymus. Kalbame apie integruotą mokymą. Kalbame apie integruotas kompetencijas į ugdymo turinį, į atskirus mokomosius dalykus. Kalbame apie iššūkius, kuriuos mums kelia švietimo ir ugdymo krypčių aprašas. Ir čia pat kiekvienas tempiame paklodę į savo pusę. Be vieno kurso, nevardinu kursų, nes galėčiau išvardinti dar ir daugiau, negu čia buvo pavadinta. Be tokio kurso negalime parengti mokytojo, be tokio kurso negalime, toks būtinai turi būti prie bendro universitetinių dalykų, toks būtinai turi būti prie pasirenkamų ir taip toliau. Tai išgirskime, ką mes sakome, patys prieštaraudami savo. Jeigu mes kalbam apie integruotą požiūrį į mokytojo rengimą, tai visų pirma, ir kalbam apie švietimo ir ugdymo krypties aprašą, tai visų pirma aš matau 3 pagrindinius iššūkius mūsų visoms studijų programoms be išimties ir apskritai visai mūsų universiteto veiklai vadovaujantį šituo aprašu. Tai pirmiausia, kiekvieno iš mūsų, tai yra kiekvieno dėstytojo kompetencijos kėlimas, tiek dalykinės, tiek pedagoginės, ir čia kalbame, net prisimenate ryte, ką kalbėjo Pramonininkų konfederacijos prezidentas, ir apie technologijas, ir apie užsienio kalbas, ir apie dalykinės žinias, ir apie pedagoginės žinias pridurčiau. Toliau, visų be išimties mokomųjų dalykų turinio atnaujinimas. Ir va štai tam turinio atnaujinime turi kiekvienais metais atsirasti tie dalykai, kuriuos kaip iššūkius mums diktuoja gyvenimas.
Vėlgi nevardinsiu konkrečių dalykų, kad nepagalvotumėt, kad vieną proteguoju, o kitą atmetu. Ir be abejo mentorių rengimas. Tai, kas kol kas yra pradėta, bet nėra iš tikrųjų tiek įsibėgėta ir tai kol kas tikrai nėra pati stiprioji mūsų pusė. Bet mes turime daug ir gerų dalykų ir smagu, kad šiandieną buvo kalbama ne tik apie tai, kas mums galbūt nesiseka arba sunku, bet ir apie tai, ką mes darome gerai. Gal tiesiog mes iš tikrųjų per mažai kartais giriamės ir džiaugiamės tuo, ką esame pasiekę ir ką esame padarę. Tai jau dabar palinkėjimai mums visiems, nes nuo mūsų tikrai labai daug kas priklauso ir tuo pačiu Švietimo ir mokslo ministerijai, kurią mes vertinam kaip savo pagrindinį socialinį partnerį. Esame valstybė, viena iš nedaugelio pasaulyje, kuri vis dar manome, kad mokytojus gali rengti bet kuris universitetas, net ir technologinio pobūdžio. Kad mums tinka mokytojas su koleginiu išsilavinimu, kad mums nereikia mokytojo magistro, nors jau Europai, didžioji daugumo Europos valstybių, pradinių klasių mokytojas privalo būti magistras. Ir kartu šalia tokio valstybinio požiūrio mes girdime Pramonininkų konfederacijos inicijuotą ir visų politinių partijų pasirašytą susitarimą, prie kurio teksto ir siūlymų beje prisidėjo tikrai ne vienas mūsų universiteto atstovas, siūlymų dėl švietimo sistemos ir mokytojų rengimo tobulinimo, dėl vizijos, kokio mokytojo mes norime. Taip pat žinome, kokius reikalavimus mums kelia švietimo ir ugdymo studijų programų aprašas ir kaip visą tai dera. Tai, ką valstybė deklaruoja, formuodama švietimo politiką ir keldama reikalavimus mokytojui, ir realybė, su kuria mes susidurėme čia ir dabar ir kasdien, ir diena iš dienos. Daug labai mitų ir įvairių stereotipinių nuomonių apie mūsų universitetą sklando iš įvairių politikų ir mes pripažinkime, kad tikrai patys ne viską padarėme, kad tie mitai ir stereotipai būtų sugriauti arba pakeisti. Pakeisti stereotipus yra labai nelengva, tam reikia labai daug pastangų ir kryptingo darbo, kaip pasakytų vienas mano kolega, 24 valandas per parą. Negaliu sakyti, kad mes nedarome nieko. Mes tikrai darome, griaudami tuos stereotipus. Mes teikiame konkrečius siūlymus susijusius su mokytojų rengimu Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos švietimo tarybai, Seimo švietimo ir mokslo komitetui, vyriausybei ir prezidentūrai. Taip, mums paprastai visada būna už tos siūlymus padėkojama. Taip, pažadama atsižvelgti. Kai gauname parengtus dokumentus, kurie yra teikiami svarstymui, neretai visi apstulbstame. Tas pats įvyko ir su švietimo ir ugdymo krypčių aprašu. Bet kadangi jis jau dabar patvirtintas, taip mes tos iššūkius priimam, taip mes privalėsime pagal tą aprašą modeliuoti savo darbą. Kartais dėja visi siūlymai gula į stalčius. Tai čia norėčiau paminėti dvi darbo grupės, kurios buvo sudarytos rengiant pedagogus, dėl pedagogų rengimo, pirmoji 2014 metais, antroji 2015 metų pabaigoje. Tai 2014 metų darbo grupės siūlymai visi nugulė į stalčių kažkurį, 2015 metų darbo grupės siūlymai kol kas yra projektas, nors jau seniai jie turėjo būti paversti pagal planus, pagal švietimo ir mokslo ministerijos įsakymą, jau turėjo būti parengtas veiksmų planas. Kol kas mes matome tik siūlymų projektą. Tai sakau visiškai atsakingai, nes to darbo grupiai dirbau aš pati abiejose ir jeigu neturiu aš kaip grupės narė galutinio varianto, galbūt neturiu tik aš, bet matyti jo dar kol kas neturi niekas. Tai galbūt ne tą kelią mes pasirinkom skleisdami tai, ką mes darome, galbūt nepakankamai agresyviai mes visuomeniai ir kitiems pasakome, ką mes siūlome ir kaip mes siūlome, tai čia yra dėl ko pasimokyti ir mums patiems. Bet mes, žinoma, kalbam ir apie kitą dalyką, kuris labai susijęs dabar yra su reikalavimais keliamais mokytojui. Kokio mes norime mokytojo. Norime mokytojai ir studentai mūsų nori turėti galimybę kuo daugiau pasirinkti dalykų, kuriems yra aktualūs, modeliuoti savo visą studijų procesą taip, kaip daroma pažangiausiuose Europos universitetuose. Ir štai ką mes turime. Mes turime pedagogų rengimo reglamentą, kuris labai griežtai apriboja pasirinkimo galimybės. Beje, mokytojo profesija yra turbūt
turi daugiausia dokumentų ribojančių studijų programų sudarimo principus. Ačiū, pataikiau pasakyti. Iš tikrųjų, yra dabar pedagogų rengimo reglamentas, yra dalykų reglamentai, kuriuos mes taip pat turime atitikti rengdami dalykų mokytojus, ir dabar dar yra švietimo ir ugdymo krypties studijų programų krypties aprašas. Tai 3 dokumentai, kurių mes iš vis privaloma pagal juos dirbti, ir pagal juos mes ir dirbame. Nedaug yra universitetų Lietuvoje, kurie turi, kaip mes sakome, savo tokias globėjas ministerijas. Tai yra Sveikatos mokslo universitetas turi Sveikatos ministeriją, Karo akademija turi Krašto apsaugos ministeriją ir Lietuvos edukologijos universitetas turi Švietimo ministeriją. Žemės ūkio dar atsiprašau, turi Žemės ūkio ministerija. Mes labai tuo džiaugiamės ir labai norime konstruktyvaus bendradarbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerija. Ir štai čia yra mūsų linkėjimai, aš matau, kad Vilma dar yra kartu su mumis. Iš tikrųjų yra mūsų linkėjimai Švietimo ir mokslo ministerijai. Mes norime dirbti kartu. Mes žinome, kokį jūs įsivaizduojate mokytoją ir kokius jūs keliate reikalavimus kaip Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai mokytojų rengimui ir apskritai švietimą formuojate. Mes taip pat turime savo matymą ir negaliu sakyti, kad jis yra nepagristas jokiais moksliniais tyrimais. Koks turėtų būti mokytojas, kokį mes norime išleisti tą mokytoją. Būtų labai puiku, jeigu šitas forumas pirmasis, tikiuosi ne paskutinis, padėtų mums suderinti mūsų pozicijas ir mūsų matymus. Kad tiek Švietimo ir mokslo ministerija, tiek Lietuvos edukologijos universitetas į mokytojų rengimą žiūrėtų tą pačią kryptimi. Diskutuodami, pasibardami, nesutikdami, bet ieškodami bendrų sprendimų. Kad neatsitiktų taip, kaip dabar atsitinka kartais, kad net objektyvus Lamos BPO arba Mosta duomenys nepadeda paneigti mitų ir stereotipų apie mokytojų rengimo kokybę Lietuvos edukologijos universitete. Kad neatsitiktų taip, kad mes dabar visi, tiek ministerija, tiek aukštosios mokyklos, tiek savivaldybės šoka, kaip labai man patinka kolegos Aivo pasakymas, tikslinio finansavimo pasiutpolkę. Tai tarkimės, kalbėkimės ir siekime visi vieno bendro rezultato, kad mokytojas, kurį mes rengiame, gebėtų ugdyti jaunąją kartą, kuri mokys mūsų vaikus ir anūkus, kaip Robertas Dargis sakė, tiems 30 metams. Mokytojo be dalykinių kompetencijų, jokioj šiuolaikiniai visuomeniai, kad ir kiek jį būtų kompiuterizuota, technizuota ir taip toliau, būti negali. Tam, kad tu galėtum įgyvendinti tuos reikalavimus, kurie yra keliami mokytojui dabar, visų pirma, tu turi labai daug žinoti. Ir dalykas šalia pedagogikos ir visų kitų dalykų yra labai svarbus. Dėkoju dar kartą iniciatoriams, dėkoju visiems, kurie šiandien buvote ir dalinotės savo mintimis ir labai tikiuosi, kad mūsų šitoks susitikimas bus ne paskutinis. Ačiū.